Statikas su tokia, aš tos nepažįstu. Gal Gintarė pristatys? Tai esu Rasa. Instagram'e mane galite rasti kaip mityba be dietų. Tai tokiu principu ir vadovaujuosi, kad mes visi turim gyventi be dietų, bet subalansuotai ir sveikai, ir skaniai. Tai vedu ten tokį kaip ir blogą, organizuoju pusryčių iššūkį, organizuoju vakarienės iššūkį, organizuoju kokteilių iššūkį ir dabar naujas projektas bus, tai būtent susijęs su virškinimu, su mūsų tai, kad žarnynas turi įsivalyti lengvai, turi eiti į tualetą kiekvieną dieną ir žmonės susiduria su daug problemų. Tai būtent tokie iššūkiai skatinantys suprasti, ką reiktų valgyti, kad mes jaustumėmės gerai, subalansuotai ir gyventumėm sveikai. Tai pradėsiu šiandien nuo klausimo, ar pažįstate žmogų savo aplinkoje, kuris sulaukė 100 metų? Taip. Gyvas dar? Du. 101, 102. Ar gyvi tie žmonės? Taip. Gyvi, super. Kaip, ta prasme, jų Gyvena savarankiškai. Savarankiškai. Tobulą, tai labai fainai. Aš irgi pradėsiu nuo to, kad man, pavyzdžiui, maistas, mityba ir visa kita, tai yra susijęs su subalansuotų gyvenimu, ilgaamžiškumu, kad ilgaamžiškumas būtų ne tai, kad mes 100 sulaukėm ir vos judam, vos krūtam ir blogai jaučiamės. Tai čia nėra toks tikslas, yra tikslas, kaip būtent ir pristatysiu, kaip žmogus turėtų gyventi. Aišku, pavyzdį imu iš tetos, tai čia yra mano tėčio sesė. Tai šiais metais, jei kovo mėnesį suėjo 100 metų, o balandį šventėm, ir aišku, ačiū Dievui gyvai, viskas tvarkoj. Tai čia yra laikraštukas, tai galėsit irgi per rankas perleisti, galiu duoti ir pasižiūrėti. Tai ten mūsų ir giminė yra, ir dar kaip senais laikais laikraštyje aprašyti, nes iš Švenčionių krašto. Tai šiaip labai didžiuojamės, kad turim tokią 100-metę. O tai atsiprašau, kiek tėčių metų? Tėčiai 78. Tai va, tai mano tėtis yra pats jauniausias, jie yra iš 11 vaikų ir dar 8 vaikai yra gyvi. Tai va, tai tokie genai geri, tai... Čia jau pažinti 100 metų, aš žinau, 100 metų, tai buvo pažinti 16 vaikų. Va, kur, man atrodo, jūs galite paslaptis. Mano teta tai turi 2 vaikus. Čia labai kažkodėl išsijungia. Jo, pabandykit surasti mane per tą laiką, nes kažkodėl išsijungia. Tai va, tai kad aišku ir įdomu, kokia paslaptis tų 100-mečių, ar ne? Nes mes gimam vis tiek patirtį iš mūsų ir senolių, ir protėvių, ir istorijos, kaip ten jie anksčiau gyveno. Tai jos paslaptis yra tokia. Tai čia kitas. Gyvenimo būdas, aišku. Tai gyvenimo būdas buvo toks, tai anksčiau buvo labai didelis fizinis aktyvumas, kas liečia pusryčius, tai žinoma, jie valgė pusryčius. Kuo sočiau, kuo stipresnius, kuo daugiau, nes labai sunkiai dirbo ir tarnavo, ir gyvuliai, ir daržai, ir vaikai, ir šeimyna, kaip sakiau, didelė, kur reikia pagalbos visiems. Tai fizinis aktyvumas buvo be proto didelis ir be maisto, be to rytinio kūro tiesiog nebuvo galimybės atlikti visų darbų ūkio. Ir kadangi visą gyvenimą daug sunkiai dirbo, daug judėjo, aišku, įtaką daro ir natūralus maistas. Tai valgė tai, ką patys užsiaugino, dirvožemiai nebuvo tokie nualinti, kaip dabar mes gaunam maistą ir nežinom, ten apipurkštas, neapipurkštas pesticidais. Ar čia ta salota gera ar ne, bet ją žinom, kad reikia valgyti, nes tai yra skaidula, valgom ir bandom, aišku, irgi išlikti tokie ilgaamžiai. Tai anksčiau tas maistas buvo, ką patys užsiaugino, be etikečių, kur yra neetiketė, ten pasiėmi ir skaitai ir galo nematai. Tai irgi rekomenduoju, kai renkatės produktus, ar pusryčiam, ar vakarienį, nesvarbu, tiesiog savo gyvenimui, kad būtų kuo mažiau etiketėje. Ten maksimum 5 dalykai, jeigu tokie yra, tai šis produktas neperdirbtas, nepervirtas. Tai būtent ir jie valgė, tikrai ten nepervirtą, neperkeptą maistą, valgė gausiai, kaip sakiau, ir aišku, dar gyvenimo būdė yra meilė sau.
Tai yra ir maistas gaminamas su meile, ir rūpestis kitam, atjauta. Tai visi tie dalykai priveda iki gero dalyko 100 metų. Tai kaip tėtosis būna paklausti, kaip laikaisi, kaip jautiesi, sako, man niekas neskauda. Tai čia tobuliausias yra atsakymas, kai 100-metis žmogus sako taip, tik aišku, sako, jau 100 metų atsibodo gyventi, nu, tai jau nėra aplinkoje tokių savų. O artėjant prie pusryčių, tai apie pusryčius mes turim galvoti, kad jie mum ir išvaizdai padėtų ir grožiai, tai kaip apie visą dieną. Pusryčiai neturi būti, kad tik mes ryte apie juos pagalvojam. Ir būtent tas sakinys, tai diena prasideda vakare. Tai vakarienė, kaip matot, nulėmė rytinę savijautą. Jeigu mes per daug prisivalgėm, ten kažko tai, irgi vakar gal vakarienė sudesnė, žiūrim ir čia miegoti labai nesinori ir kažkaip tai čia taip sunkiau užmygti ir mintys sukasi, bet aišku, čia ir aplinka skiriasi ir panašiai. Bet būtent jau namų sąlygom, rutininiam sąlygom, vakarienė, tai yra startas į mūsų rytą. O pusryčiai tai nulemia mūsų dienos energiją, ar ne? Tai jeigu mes sakom, aš nevalgysiu pusryčių, lėkiu čia į darbus, tai pajudėsim kokias porą valandų tikrai iš to kortizolio, iš to adrenalino, nes mus iš ryto valdo, kaip atsikeliam, tai kortizolio lygis užkyla aukštai ir mes tada taip atrodo, energingi čia maudamės, skubam ir judam, o paskui ateinam į darbus ir kažkaip tai mažėja tas lygis ir tada, reikia kavos, reikia sausainiuko, reikia užkelti tokiom nesąmonėm. Nu, dažniausiai taip darom, kas neprieina prie tų subalansuotų rytų. Tai va, ir dienos, kaip matote, eiga priklauso nuo pusryčių. Tai jeigu šitą sistemą įsisąmonysim, tai tikrai gyvensim sveikiau. Tai mano istorija, tai čia trumpai. Tai aš galvoju, valgiau pusryčius visą laiką. Tai aišku, kad nevalgiau, aš irgi tokia pati kaip jūs. Pradėdavau rytus arba su kava, kaip serialas, romantika, rytas su puodeliu kavos. Arba iš vis per pusryčių, ką valgy, ten studijos, bėgi, lėki, ten paskui per dieną, aišku, prisivalgai bet ką, būni jau dienos vidury ar po pietų apsnūdusi, be energijos, galva tuščia. Aš atsimenu, kaip aš mokydavausi, tai skaitau kažką ir užmiegu. Tai tiesiog čia, tai iš ko man gauti organizmo energijos, kai aš prisivalgiau arba nesąmonių, arba nevalgiau. Ir paskui, aišku, norisi snykersai, patiko snykersai, tais laikais fainai buvo. Tai va, bet pasikeitė tas dalykas, kažkaip ateina mažais žingsniais iki balanso. Šiaip yra ir kaltininkė tokia, Oksana galiu pasakyti, nes aš pas ją, kai pradėjau sportuoti, tai jau buvau gan subalansavusi tą mitybą, bet buvo irgi, sakau, valgau, ne, jinai kažkaip sako, tu valgai mėsą su bulvėm. Jo, tai čia taip normalu, bet ir tau gerai, ar tu jautiesi, ar tau ten viskas tinka, patinka, nu ką, žinau, ten apsunkės jautiesi ir panašiai. Ir jeigu, pavyzdžiui, ten nori su svoriu sureguliuoti, tai aišku, tą svorį taip nesureguliuosi lengvai. Tai vat pradėjo, jinai kažkaip irgi ir pati atėjo į tą mitybą ir mus įtraukė, sukūrė tokią grupę. Ir mes ten pradėjom būtent derinti, balansuotą maistą, tai balansas kas yra. Na, paskui aš aišku pasidalinsiu čia toliau. Ir kai pradėjau, tai pakeičiau mitybą ir subalansavau pusryčius, tai energija visiškai buvo kitokia ir yra dabar kitokia. Galva šviesi, sprendimai greiti ir turbūt aš čia taip aktyviai gal ir nešnekėčiau, nes galvočiau, bijočiau, bet kažkaip subalansuoju tą savo organizmą, nuotaiką ir tada tikrai kitoks ūpas. Tai prie to, aišku, kiekvienas turim prieiti. Kaip vakar irgi minėjo kažkas, atsiprašau, vardą neprisimenu, kad buvo teiginys, net pusryčių nevalgau. Tai siūlau tada pagalvoti, kaip tada jūsų rytai atrodo, jeigu tik kavą, pavyzdžiui, išgeriat. Tiesiog visada turim ir save analizuoti, nes irgi dirbti su savim, tai kaip čia gyventi su savim, tai yra darbas. Nėra lengva valgyti sveikai, nes visur pagundos, visur ten omega-6 aplinkui, tai omega-6 tai yra tie perdirbti, pervirti produktai dažniausiai.
Tai va, sumuštinis ant bėgimo, ne? Tai aišku, jeigu taip, tai geriau nei nieko, nes va, aš irgi atostogavau, tai davė mums pusryčių dėžutės, kai būna, ne? Tai batonas, sūris ir dešra, nu, ir obuoliuką davė šalia vandenį. Tai čia, aš užskaitau šitą obuoliuką vandenį, bet galvoju, nu kur daržovė, nu negi sunku lapą įdėti, lapas skaidula, kažkokia morkytė, skaidula, irgi mums žarnynui to būtinai reikia, ypač iš ryto, kad jis užsikurtų, valytųsi, ne, mes nenorim vaikščioti apsunkę ir vis tiek, kai neišsivalom, tai kaupiasi toksinai, už tai mes piktos būnam ir dar moteris ir veikia ir hormonai ir daug, žodžiu, įvairių šalutinių, ne, iš išorės veiksnių. Kai iš vis nevalgau, irgi pagalvokit, tai dažniausiai tai ir būna, kad metabolizmas miega, tas mūsų visas organizmas, kuris turi užsikurti ir aišku tas energijos trūkumas, kuris turi būti ir nėra. O kai subalansuoti pusryčiai, vis tiek, šiandien gal ne visos tai pavalgėm, nes buvo čia tų ir blynelių, ir tokių desertukų. Tai kaip tada jaučiamės? Tai vat pabandykit tokį, paskui pasakysiu, aišku, kaip tuos rytus pradėti, kad būtų jie taisyklingi. Ir kokia ta lėkštėla turėtų būti, kai kalbu apie balansą, subalansuotą lėkštėlą. Tai 50% turi būti daržovės. Jeigu mes ten nenorim jokių papildų vartoti, skaidulų papildomai gerti ir panašiai, tai tada turim 50% lėkštės, prikraut daržovėm, brokoliai, lapiniai, kopūstai, paprika, morkos ir, žodžiu, kuo daugiau pomidoriukai ir agurkėliai. Tai vat kaip antram pavyzdį, 25% baltymai turi būti. Lašiša, virti kiaušiniai, pupelės, avinžirniai, lęšiai įvairūs ir panašiai. Angliavandeniai, tai aš ir geruosius įrašiau, yra gerieji tie angliavandeniai ir tokie nelabai, tai obuolys, uogos, bananai. Tai angliavandenis gali tokius rinktis, kaip sakiau, va, tam pusryčių dėžutėj obuolys buvo, labai apsidžiaugiau. Riebalai, ar ne? Pavyzdžiui, šlakelis alyvuogių aliejaus, pusė avokado, saulės riešutų. Ir tokią susidedat lėkštę ir pavalgot, jinai gan gausi būna, bet garantuoju, kad jūs turėsit net iki 4 valandų sotumo jausmą. Ir išlaikysit tą energiją stabilę. Tai pusryčių svarba, tai aš manau, čia irgi yra šiaip labai daug teorijų, žinokit. Pusryčių svarba, turbūt girdėjot. Aš kiek klausau, labai domiuosi, nes, sakau, ir iššūkius rengiu, tai ir turiu labiau gilintis į tą temą. Tai žinokit, kiek pastebėjau, tai vyrai dažniausiai sako, ne, pusryčius reikia praleisti, nes, galim ir suvalgyti pietus, nes vis tiek dar vakare ten būnam pavalgę ir panašiai, ten darom tas 16 valandų pertraukas, tai čia vis, kaip kosmosas, moteriai. Turiu omeny, tai būtent pusryčiai, tai juk pažadina mūsų metabolizmą. Būtent moteriai, tai atkreipčiau dėmesį hormonų balansas, tai stabilizuoja mūsų nuotaiką, tai mes iš karto labiau patenkintos, galim nuverst kalnus, padaryti daug darbų ir vaikai būna, ir mokyklos būreliai, ir kažkaip tai tos energijos juk mums reikia. Tada dėl smegenų veiklos geresnės ir nuotaikos, tai dėmesys, atmintis, lygis, energijos. Kūras, čia parašiau visai dienai, tai būna kartais ir visai dienai, nes pietų nespėjam, ne, tai jeigu dar pusryčių nepavalgėm, tai iš vis šakės. Ir pasekmės kokios tada, kad nestabilus cukraus kiekis, tai sakau, ta nuotaikų kaita, tas saldainiukas mums labai vilioja, persivalgymas vėliau. Tai va čia yra didžiausia irgi moterų ir vyrų problema, kad jeigu mes taip pusryčių nepavalgom, pietus irgi taip labai smulkiai ir minimaliai, grįžtam vakare, šaldytuvas, laudukas. Ir atrodo, dedam, ir to, ir bent ir man tai buvo, aš nejaučiu sotumo. Aš atrodo, ką valgau, visą šaldytuvą galiu suvalgyti, ir vis tiek man nėra to sotumo, nes man trūksta elementariai organizmui maistinių medžiagų ir aš tokia tada esu, žodžiu, persivalgysi vakare ir vėl tada viskas iš naujo. Sumažėjęs dėmesys, kad sunku susikaupti ir prasideda pramoginis maistas, tie greiti angliavandeniai, čipsiukai,
kažkokie sūriukai, dešrelės, kabanosiai ir panašiai. Tai to reikėtų išvengti ir būtent, sakau, jeigu kas nevalgo tokių subalansuotų pusryčių ir panašiai, pabandykit ir sekit savo, stebėkit save, tą jausmą, kaip jūs iki vakaro ateinat, nes tikrai vakare tikrai nesinorės to šaldytuvo šluoti, aš garantuoju. Tai va čia toks ištvirtinimo, ne, kad subalansuotų pusryčių formulė, angliavandeniai, baltymai, skaidulos, riebalai. Ir visi jie mums kažką duoda, kažką suteikia ir subalansuota mityba, ne, tai visi sako, vien tik tai daržovės, salotos, oh my god, nenoriu. Bet tai iš tikrųjų kuo įvairesnis maistas, kuo daugiau naudų kūnui. Tai kaip ir mes šiandien atėjom į pusryčius ir matom variantų begalės, pasirinkimo begalės ir kiekvienas turim tą galimybę rinktis, tai jeigu pasirenka tą subalansuotą pusryčių formulę, tai ir išliksit tikrai energingo šiandien iki net pietų, manau, dar nenorėsit, o vakarienės, aišku, gerai jau gauti ir pavalgyti. Ir ką daryti šiandien, aš kaip greitai priėjau, tai susiplanuoti ryto meniu visada. Turit susiplanuoti ryto meniu, ką valgysit rytoj vakare, pagalvot, kad ar turit skaidulų, ar neturit. Ar iš pradžių, tai vat, rytas kaip turėtų prasidėti? Tai jūs turite atsikelt, išgerti visų pirma vandenuką, vandenukas turi būti šiltas, nes mūsų organizmas šiltas ir jis daug geriau be streso priima šiltą vandenuką, tai apie 40 laipsnių. Išgeria tą vandenuką, tada antras variantas, po to praeina truputį laiko, išgeriat vandenį su skaidulom. Tai skaidulos būtent pamaitina, neturit skaidulų, kažkokia morkytė, kažkoks agurkas, vis tiek kažkokia daržovė, nes turi gauti mūsų organizmas, žarnynas, tas visas mūsų susiraitęs, būtent skaidulas, kad valytųsi ir pašalintų iš savęs toksinus. Ir tik tada pusryčiai, tai va šiandien buvo idealu iš tikrųjų, mes pasportavom, tikiuosi vandens ryte atsigėrėt, nežinau, ar skaidulų atsigėrėt, mes tiesiog samą atsigėrėm, visada iš ryto geriam, tai skaidulų atsigėrėm, tada yra pertraukėlė tokia, kur ten tas vanduo subėgioja, suvaikšto ir pusryčiavom kažkur, praėjus porai valandų apie 2 valandas, ar ne, tai yra tas, kad pusryčių, tas jau pats valgys, tai apie valandą 2. Tame tarpe turim pavalgyti, kad užtikrint tą energingą dieną. Tai irgi būna, ryte neturiu laiko, aš čia skubu, man čia reikia bėgti, žodžiulėti. Tai pasiruoškit pusryčius iš vakaro tada. Paruoškit produktus, kažką įsivirkit, kažką pasidėkit, kažką nusiplaukit. Tai kalbant apie daržovės, tai aš sakau, aš miniu tuos produktus, kurie jums duoda naudą. Aš jau nekalbu, kad čia reikia kažkokius blynelius kepti, košės virti, jeigu košę virti, tai irgi pirkit tą nedrybsniai, jau perdirbti produktai. Žodžiu, apie maistą jūs turite ateiti į parduotuvę ir galvoti, kad jeigu kuo daugiau pervirta, etiketė ilga, tai šitas produktas jau man nesuteiks tiek naudos, tiek duos tas, kuris, pavyzdžiui, imam daržovės, imam ten visas gabalas, mėsos kažkoks gabalas, turi matyti. Faršai irgi, ten nežinom kokį maltą, tai tiesiog, kad kuo mažiau perkirstas ir kuo mažiau etiketėse, kad būtų nesąmonė. Rinkite spalvas irgi labai svarbu ir čia svarbu keisti kiekvieną dieną. Ne vien, kad būna, pavyzdžiui, vien agurkai, vien pomidorai, vien brokolis, tai turim ir violetinės daržovės, turi būti pusryčių spalvų spektras, toksai vaivorykštė pas mus lėkštėje. Tai jeigu taip yra, tai viskas idealu, puiku. O jeigu, aišku, nežinot dar tiksliai, galvojat, čia vis tiek man neaišku, tai ką čia dėti iš tikrųjų lėkštę, kaip čia man pradėti tą rytą, kad gerai jausčiausi. Tai galite irgi įsijungti prie mano iššūkio, 21 dienos pusryčių iššūkis, kuris padeda pakeisti įpročius. Nes pusryčiai irgi yra įprotis, kaip dantis įsivalyti, kaip, nežinau, išsimaudyti ir panašiai. Mes viską turim į save įvesti per sistemą, per laiką. Tai 21 diena yra, vieni irgi sako mitas, kiti teisybė, bet čia tikrai pakankamas laikas,
kad jūs įvestumėte tai į savo gyvenimą ir tada būsite gražios ir laimingos ir hormonai bus subalansuoti ir džiaugsitės kiekviena diena ir kiekviena valanda, kuri ateina. Žodžiu, tai nežinau, ar dar, man atrodo, kaip tik baigiau, ne? Tai va, tai gal turi klausimų, tai sakau, dabar yra iššūkis, pasiekit Mitybą be dietų Instagrame, susipažinkim, draugaukim, parašykit, labai, turim vis tiek vieną kitą palaikyti ir moteris yra jėga. Čia viso praviai atrodo, taip šypsatės, labai malonu, tikrai jums pasakot apie tai, džiaugiuosi, nes šiaip apie pusryčius pirmą kartą tai pasakoju prieš auditoriją, tai jau reikėjo pasiruošti. Ir ką, tada susitiksim jūsų 100-ajam gimtadienį.